Kalbant apie kanapių verslą, apie kanapių inovacijas, apie pluoštinių kanapių panaudojimo galimybės, per pastaruosius metus buvo įvairių svarstymų, įvairių krypčių, įvairių idėjų ir matėme, kaip pasaulis skynėsi kelią ir kurie projektai buvo įgyvendinti ir kurie pasiliko užmarštyje. Taigi vėl grįžkime prie šio augalo ir pagalvokime apie šio augalo ateitį ir perspektyvas. Tai atsirandant skaičiavimo metodikai, dirbtiniam intelektui, jungiant kvantinės skaičiavimo metodikas ir sistemas, mes esame ant naujo eros slenksčio. Nusakyti, kaip kažkada sutikome naują erą 91 metais, kada kompiuterizacija pasiekė aukštumas ir aukštą trajektoriją kėlėsi į viršų. Tai šiuo metu esame jau vakarietiška šalis ir galime kitais būdais spręsti tam tikrus dalykus, įskaitant pluoštinės kanapės perspektyvas ir medžiagas ir galimybės jas pritaikyti inovatyviuose segmentuose. Tai mano manymu vienas iš jų būtų naujo maisto formulavimas, kitas naujų technologijų kūrimas, kaip medicinos pramonėje, medicinos srityje ir galbūt netgi technologijose, kurios galėtų būti panaudojamos kosmoso tyrimų centruose. Nes paaiškėja daug naujų dalykų, kad šios medžiagos yra naudojamos akumuliatorių gamyboje, kurios galėtų pakeisti ličio jonų ir metalų iškasenų išteklius, saugant ir naudojant šios kanapių junginius būtent baterijų segmente, akumuliatorių. Kitas vienas iš labai perspektyvių krypčių tai būtų kilimėliai, pluošto kilimėliai, grafeno kilimėliai, kurie naudojami medicinos srityje, kuriant naujus darinius, tokius kaip auginant vadinamą dirbtinę mėsą, kuriant naujas technologijas ir pritaikant jas ne tiek maisto pramonėje, bet, kaip ir minėjau, medicinos srityje. Dar vienas labai man įdomus toks yra faktorius, galbūt, sakykime, kas artimiausia ir greičiausia būtų prieinama mūsų kraštui ir mūsų žemės ūkio segmente, tai naujo maisto formulavimas. Matome, kad mūsų ūkiai nemažai investuoja pinigų į technologijas, į gamybos plėtrą, nebenorime parduoti vien tik žaliavinės produkcijos, bandome kurti produktą ir kelti taip aukštesnę pridėtinę vertę. Taigi, atsižvelgiant į vertę, į kanapių baltymų vertę, galime būtų galvoti apie nanopartikuliuotas medžiagas, kurios galėtų būti integruotos į kito maisto arba kitų medžiagų sinergiją. Taigi aš tikrai esu įsitikinęs, kad bendradarbiaujant su mūsų gabiais mokslininkais, mūsų srities mokslininkais, kaip KTU, SMU, galime sukurti tikrai technologijas, kurios būtų vienas iš naujausių arba lyderiaujančių, sakysime, pasaulyje būtent šio maisto segmente, būtent kanapių baltymų panaudojimo, sakant, maisto pramonė. Tai tokie pamąstymai, o ankstesni technologijų kūrimai, kurie jau kaip galvojame, kad įsitvirtins būtent šiais ar sekančiais metais, jie galbūt ir nepasiteisino. Tai labai nuvylė statybų sektorius, kuris taip ir neįsigalėjo su, sakysim, medžiagų panaudojimo galimybėmis integruoti į mūsų gyvenimą, taip ir neėjo. Išskyrus pavieniai tokie atvejai, kurie sukūrė vienokius ar kitokius medžiagų panaudojimo galimybės, kurios yra integruotos į mūsų gyvenamuosius namus.
Taigi čia vėlgi galime galvoti apie naujas technologijas, kaip atsisakyti medžio, kurti sistemas su stiklo audinio ir kanapių pluošto, taipogi naujus kompozitus, kurie atvertų galimybės turėti plastiškus, sakykime, kompozitus, kurie galėtų būti naudojami ne vien tik 3D namų statyboje, tačiau ir purškiamose sistemose. Taigi nenuleidžiame rankų, reikėtų toliau tęsti tyrimus ir tuos senus gerus patikrintus metodus iš naujo paimti, juos nagrinėti su naujų technologijų pagalba ir bandyti Lietuvai išnaudoti šias galimybės.